Sveiki visi, tai džiaugiuosi, kad pasijungėt šį vakarą pakalbėti apie auksą. Tikrai turiu labai gerą svečią, tai yra, kuris tikrai jau daug metų dirba su auksu, sidabru, netgi va šiandien paliesim ir deimantus. Ir Žilvinas turi netgi savo parduotuves. Tai šitoje vietoje tiesiog aš su juo noriu pabendrauti ir kad jūs užduotumėte jam klausimus tam, kad suprastumėm, kodėl auksas tapo toksai brangus. Ir iš vienos pusės tai gąsdina, ne? Nes šiaip tai istoriškai, kai pažiūri, kai aukso kaina labai auga, reiškia kažkas pasaulyje vyksta negerai. Tai Žilvinai, kviečiu tave, pasirodyk. Labas, Labas vakaras, Žilvinai. labas Mariau. Tai galbūt irgi pabandom biškai apsitarti dėl taisyklių. Gerai, pas mus yra čatas, tai turbūt visi moka naudotis. Ir jeigu Žilvinas palies kažkokią temą, jūs būtinai parašykit, palikit tą klausimą čate. Labai ačiū, kas kai registravotės, surašėt klausimus, tai kiek spėsim atsakysim. Žilvinas labai smarkiai čia pasiruošė, prisidarė daug skaidrių, bet prašiau, kad jisai daugmaž taip, labai giliai neitų į šitas skaidrės. Tiesiog yra, suprantu, kad žmonių, kurie tik pirmą kartą galbūt klausysit apie auksą, kažkas jau turit nusipirkę, kažkas jau esat profesionalai. Tai vėl, kad būtų naudos iš šito webinaro, tai, uždavinėkit klausimus, gerai? Nes mes nesame ekstrasensai, nežinom, ką jūs norit sužinoti, tai va tam ir susirinkom. Tai mes pasistengsim panašiai per pusę valandos, per 40 minučių išdėstyti tą temą, kurią Žilvinas pasirinko. Ir Žilvino prašiau, kad jeigu galima, tai jisai, taip sakau, paviršutiniškai paliestų temas. Jūs visi gausit video, visi galėsit jas panagrinėti, jeigu norėsit. Mes Aukso klube bus patalpintas video ir tikrai galėsit, kad ir 100 kartų žiūrėti, gerai? Ir įsigilinsit labiau. O norėčiau daugiau, kad kadangi auditorija yra ir tokia, sakykime, kurie pradedantieji ir kurie jau patyrė, tai noriu daugiau, kad uždavinėtumėt klausimus, gerai? Tai atrodo viską susakiau, ne? Aukso klubas, ten bus video, klausimai į čatą. Paskui irgi, nežinau, mes galbūt atsiųsim jums tokią anketą, kai atsiųsim video prisijungimą, tiesiog žmonės, kas norės, nes mūsų idėja yra Aukso klubo ir kodėl va čia ir yra Žilvinas, kad mes kaip bendruomenė, asociacija stengiamės suburti žmonės, kurie turi kreditus, kurie nori investuoti ar į auksą, ar į P2P ir mes kai bendruomenė kažką investuojam, mes gaunam visada geresnės sąlygas. Tai va tikimės ir Žilvino, kad mes kaip organizacija ir, sakykime, jūs, nariai mūsų, svečiai, kad mes kažkaip tais kartu susivienysim ir tada visiems, kaip sakant, bus tik geriau. Tai ačiū labai, aš jūs dabar palieku, mes tada sustiksim po Žilvino pranešimo. Žilvinai, dabar tau viską perdodu ir prašau tada išdėstyk savo temą. Ir labai labai neįsiplės, gerai? O kam bus kažkur įdomu, kažkoks akcentas, jūs būtinai parašykit klausimą ir mes tada būtent per klausimus paliesim biški giliau tas temas. Tai jau galiu pradėti. Prašau. Taip, tik garsiau, jeigu gali kalbėti. Ja, tai labas vakaras visiems. Malonu, kad domitės apie auksą, apie investavimą. Ir dabar šią webinaro metu aš jums papasakosiu apie 25 metų investicijas pagrindinės. Auksas dabar yra ant bangos, kaip girdėjote, jisai kyla ir atrodo labai didelis ir galbūt gąsdina, bet jisai kils, yra prognozės, kad kils ir toliau ir nesimato, kada nustos tas jo kilimas. Todėl noriu pristatyti truputį apie auksą ir apie investavimą, apie kainos prognozes, produktus ir pasistengiam paruošti tokias skaidrės, kad tiktų ir pradedantiesiam, ir pažengusiam, ir jau profesionalam, kur įdomu, kurioj krypty. Taigi, iš šitų temų tai labai greitai prabėgsim auksą kaip nesenstanti investicija, auksas lygų valiuta, kaip auksas atrodo 21 amžiuje, pasaulinė aukso paklausa, aukso ir kitų investicijų koreliacija, tauriųjų metalų mokestinė sistema labai svarbu bus pasikeitimai, jau Europoje yra, Lietuva dar truputį vėluoja. Tada investavome į auksą trupėje, aukso ir sidabro kainų ateities prognozės, kodėl taip stipriai brangs sidabras prie to pačio.
peržvelgsim investicinius produktus, pristatysiu kelias naujas produktus Lietuvoje, tai periodinį investavimą, apie investicinių produktų saugojimą, taip pat naują investicinę priemonę, tai yra fancy spalvotosius deimantus. Ir padiskutuosim apie šitus dalykus ir laukiu klausimų, jeigu kažkam bus kažkas įdomu ar norės pagilinti. Taigi, apie florinus, tai esu Žilvinas Leškevičius, UAB Florinus įkūrėjas ir vadovas. Mūsų įmonė Florinus yra rinkos lyderiai Lietuvoje. Esame įsikūrę nuo 2013 metų, jau 12 metus skaičiuojam, praeitų metų apyvarta yra virš 50 milijonų eurų. Veikime 4 didžiausiose Lietuvos miestuose, na ir pernai pardavėm virš 600 kg aukso ir virš 4 tonų sidabro. Pagrindinės mūsų produktai tai yra taurių metalų pardavimas, supirkimas, deimantai, numizmatika, kolekcijų arba investicijų priežiūra, valiutos keitimas, monetų sertifikavimas, na ir saugojimo seifai namams arba pas mus požeminiai saugyklai. Taigi, auksas nesenstanti investicija ir kas lemia jo populiarumą iki pat šių dienų. Auksas žmonijos jau naudojamas yra apie 5000 metų ir visi apie jį esame girdėję, visi klausę iš pasakojimų, turim juvelyrinių dirbinių ir taip toliau, ir taip toliau. Ir įsivaizduojat, auksas prieš 5000 metų pradėtas naudoti ir jisai iki dabar yra populiarus ir ne tai, kad populiarus, bet jo dar jisai ir populiarėja ir vis daugiau žmonių investuoja, ne tik žmonių, tačiau ir pačios valstybės investuoja. Dabar kai kurie klientai sako, valstybė šiandien rengia pakopas pensijų, siūlo į draudimus įvairius investuoti, o pačios perkasi tauriuosius metalus. Taigi, kas lemia to aukso populiarumą, tai visų pirma yra gamybos mastai, kad įsivaizduoti, kiek auksas yra retas, tai kasyklos, veikiančios kasyklos, jeigu iš 1 tonos uolienų pakanka išgauti nuo 1 iki 3 gramų aukso, tai tokią kasyklą apsimoka eksploatuoti. Tai įsivaizduoti, iš 1000 kilogramų uolienų 1-3 gramai aukso, ant kiek jisai yra retas. Kitas dalykas tai yra aukso retumas, kad įsivaizduoti, kas esat buvę prie Egipte prie piramidžių, tai jeigu visą pasaulio auksą iškastą per 5000 metų laikotarpį, dabar mes jį sulydytume į vieną kubą, tai jisai va taip atrodytų prie piramidžių, tai būtų 20 metrų kraštinės jo. Jeigu nesat buvę Egipte, tai pasitelkę dirbtinį intelektą padarėm, kaip jisai atrodytų Vilniui. Tai matot, įsivaizduot, ant kiek auksas yra retas ir visas pasaulio auksas per visą istoriją iškastas, tai būtų virš 200 000 tonų ir jį sulydžius į vieną kubą, jisai va tik tai taip atrodytų. Ir šito aukso kubelio kapitalizacija yra apie 18 trilijonų dolerių. Taigi, auksas valiuta, man labai patinkanti vieta, kur dar senovės Aristotelis berods yra filosofavęs apie valiutą ir kas turi labiausiai, kokią valiutą tą turėtų būti, tai auksas labiausiai tą apibrėžimą atitinka. Visų pirma, dėl to, kad jisai yra pakankamai retas, o dalomas jisai vertės nepraranda. Tai kad įsivaizduokit, mes turim, kad ir kilogramą aukso, jį galim sukapot po gabaliuką ar sutarkuot mažais trupinukais, kiekvienas trupinėlis vis tiek turės savo vertę, jisai nebus, kad taps nulinė vertė arba iš viso be vertės. Kitas dalykas yra ilgamžiškumas, auksas yra kone vienintelis metalas, kuris negenda, yra atsparus korozijai, jo neveikia nei jokios drėgmės, nei taip toliau. Tai jeigu esat matę kažkokius filmus ar kažkokius archeologinius laidas, archeologai atkasa senovės lobius, nuvalo žemės purvą nuo aukso ir tas auksas kaip vakar nukaltas vėl naujas, nors ir jisai buvo užkastas keli tūkstančiai metų. Taip pat labai svarbus dalykas, tai yra patogus vartojime. Auksas yra likvidžiausia turto klasė pasaulyje, fizinė turto klasė. Jį, jeigu, pavyzdžiui, kokiais doleriais ar eurais neina atsiskaityti Afrikoje ar kokioje Šiaurės Korėjoje,
Tai auksą galim parduoti absoliučiai kiekvienoje pasaulio šaly. Na ir šitų Aristotelis dar išskyrė patį svarbiausią dalyką, tai yra atsparumas infliacijai. Auksas pasižymė, jo aukso kaip metalo, jo vertės neveikia nei infliacija, nei defliacija. Auksas skaitosi, kad jisai ar šiai dienai, ar prieš 1000 metų jisai turi tą pačią kaina, tiesiog infliacija, pinigų kiekis rinkoje daugėja, dėl to aukso kaina kyla. Čionais galime net prisiminti, paimkim net Lietuvos laikotarpį, paskutinį 100 metų Lietuvoje, tai Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1918 metų vasario 16, iš pirmo buvo cariniai rubliai, kurie buvo dengti auksu į banką nuėjus ir nešus papirinį rublį, galim buvo atsimti tam tikrą aukso kiekį. Tada 26 metais Lietuva įsivedė litus, 40 metų sovietinė okupacija, rubliai, nacistinės Vokietijos okupacija, Deutschmarkės, antroji sovietinė okupacija, 60 metais devalvuotas rublis, apie 90 pasirodė talonai su šitais žvėreliais vadintos liaudyje bagnorkės. Ir dabar visi atsimenam paskutinę valiutą, ką įsidėm, tai yra euras. Lygiai taip pat, jeigu mūsų seneliai, proseneliai, promočiutės turėjo kažkokį aukso dirbinį ir auksinę monetą, tai ta moneta ne tik tai, kad neprarado vertės, nepražuvo, nesu korozija jos neapėmė, nesurūdijo, bet tas auksas išliko iki pat šių laikų ir ne tik tai, kad išliko, bet jo vertė dar ir kilo. Lygiai taip pat apie infliaciją galim kalbėti, labai įdomiais laikais gyvenam, tai paimkim paskutinius 10 metų. Tai įsivaizduokim, nuo 2015 metais žmogus turi 2000 eurų, 1000 eurų pasidėjo į banką, už kitą 1000 eurų nusipirko unciją aukso. Tai šiai dienai atsiėmus iš banko, kiek bus dividendų. Dividendai viena populiariausių investicijų Lietuvoje. Tai dabar atsimtume 1100, daleiskim, bet ką galim buvo nusipirkti už 1100 eurų 2015 metais, ką galim dabar. Visiškai skirtingas pirkimo galia pinigų. Tuo tarpu šiai dienai, jeigu parduotumėt vieną unciją aukso, jūs gautumėt 2750 eurų. Šiandien truputį pakrytęs auksas, tai apie tokią, grubiai 2800 eurų. Tai rodo, kad auksas išlaiko savo vertę ir yra visiškai atsparus infliacija. Taigi, auksas 21 amžiuje yra įtrauktas, apvilktas į įstatymų. Tai investicinio aukso įstatymas yra, kad tai yra ne mažesnio nei 1 gramo svorio aukso luiteliai, plytelės, plokštelės, kurių praba yra ne mažesnė nei 99,5%, arba auksinės monetos nukalintos vėliau nei 1800 metais, kurių praba yra ne mažesnė nei 90%, ir šios monetos yra ar buvo jų kilmės šalyse oficialiai atsiskaitimo priemonė, bei ta moneta neviršė 80% aukso vertės. Jeigu pažiūrėti į pagrindinių pasaulio, kaip čia pasakyti, pasaulio finansų, investicijų šitus peržvelgti kaip auksas, pagrindinės investavimo priemonės, tai obligacijos, akcijos ir taurieji metalai. Tai jeigu obligacijos yra apie 140 trilijonų pasaulyje rinką sudaro, akcijos apie 123, aukso kapitalizacija yra 18,5 trilijonų JAV dolerių, kas sudaro 12 ir atitinkamai 10% obligacijų ir akcijų rinkos. Taip pat auksas nuo pats senų laikų ir 21 amžiuje laikomas viena saugiausių investicijų. Yra toks terminas, čia vadovėlinis dalykas, galite ChatGPT paklausti, bet tai yra Safe Haven Assets, tai yra top 5 pačios saugiausios investicijos pasaulyje. Tai visų pirma, tai auksas yra bazinis dalykas, fundamentalus ir bazinis dalykas, kaip mažiausiai rizika, kad jisai nuvertėtų. Taip pat į šitą įeina vyriausybių obligacijos, tai tokių kaip JAV iždo ar Vokietijos vyriausybės. Taip pat nekilnojamas turtas, kas irgi gana populiaru Lietuvoje.
valiuta, tai yra JAV doleriai arba Šveicarijos frankai stiprių ekonomiškai valstybių. Na ir blue chip įmonių akcijos, tai blue chip įmonės, tai skaitosi tokie kaip Google, Apple ir panašios stabilios didžiulės įmonės pasaulinės, kurių nuvertėjimas yra pats mažiausias. Taigi, pasaulinė aukso paklausa šiai dienai, tai 58% jisai yra suvartojamas juvelyrikoje, 31% investavime ir apie 11% pramonė. Nu, tai pramonė, tai aukštųjų technologijų tam tikruose dalykuose, tai, nu, kaip palidovai ar kitų aukštų technologijų lazerių gamyklos ar kitų aukštų technologijų kažkokia tai technika. Auksų ir kitų investicijų koreliacija, čia šitoje vietoje labai galima aiškiai matyti, ant kiek finansinis raštingumas skiriasi Lietuvoje ir vakarų Europos valstybėse. Čia neseniai Lietuvos banko atlikti tyrimai, tai top 5 investicijos Lietuvoje, tai visų pirma indėliai, kas yra, kaip minėjau, didžiausia investavimo klasė Lietuvoje, tai populiariausia, kas yra apie 25 milijardai eurų laikoma bankų indėlius. Antras, tai yra pensijų fondai, trečias gyvybės draudimas, ketvirtas nekilnojamas turtas, na ir penktas investiciniai fondai ir akcijos. Tuo tarpu vakarų valstybėse, arba kitaip sakant, labiau finansiškai raštingose visuomenėse, tai galime matyti, kad pirmoji vietoje yra akcijos, tai kurios neša dividendus, tada eina obligacijos, neša palūkanas. Ir tada trečioje vietoje auksas sidabras, kuris kotiruojasi su akcijom ir obligacijom. Tai mes net ir Lietuvoje turime klientus, kada tam tikri ženklai yra akcijų biržose, žmonės parduoda akcijas ir investuoja į auksą tam, kad tam tikrų momentų išsaugotų savo turimą kapitalą nuo nuvertėjimo ir kad neprarastų pinigų. Tada eina investiciniai fondai ir nekilnojamasis turtas. Tai lyginant Lietuvos visuomenės ir vakarų valstybių visuomenių požiūrį ir populiarumą investavimo, tai matome, kad Lietuvoje indėliai, tai laikome bankuose, pensijų fondai, turim bankę pinigų, tai dar pažiūrėkime, kad pensijoje gerai būtų, tada gyvybės draudimas, jeigu netyčia numirčiau ir visi kiti dalykai. Tuo tarpu vakarų valstybėse tai visų pirma žiūrima į tai, kas generuoja pasyvias pajamas, iš ko galime gauti. Nu, ir auksas, sidabras, jisai veikia kaip tam tikro investicinio portfelio pagrindas ir kaip turto apsaugos draudimas. Na ir kitoj po to eina mažesnis, mažiau populiarios investicijos, tai investiciniai fondai, nekilnojamas turtas. Tai čia labai galima aiškiai matytis, kad žmogus vakarų valstybėje gyvendamas, jisai pirmą žiūri, kaip gauti pinigų, kuo daugiau uždirbti ir tada jisai juos jau perinvestuoja tiek į auksą, bandydamas jį apsaugoti neramiais laikais, tiek po to rinkdamasis kitas investavimo priemonės, kurios prideda papildomą vertę. Taigi, tauriųjų metalų mokestinė sistema, tai aukso luitams tiek monetoms yra visiškai netaikomas PVM-as Europos Sąjungai, tuo tarpu platinos luitams, sidabro luitams yra pilnas visiškai PVM-as. O kalbant apie monetas, kadangi monetos turi nominalą, tai yra oficialios atsiskaitimo priemonės, tai yra taikomas maržinis PVM-as. Iki šiol buvo taikomas, tai maržinis PVM-as yra, kaip pavyzdys, jeigu mes įsigijam monetą už 30 eurų, mes kaip įmonė, kaip Florinus, užsidedam 1 eurą antkainį kaip pavyzdys, tai PVM-as yra įskaičiuotas į tą 1 eurą. Tai nuo 1 euro 25 centai PVM-as. Dabar pagal Europos Sąjungą iki 2025 metų sausio 1 visos Europos Sąjungos valstybės turėjo pasikeisti direktyvą ir panaikinti maržinį PVM šitiem produktam, ne tik tai sidabriniam monetom ar platiniam ar kažkokiam kitom, bet PVM-as bus naikinamas tiek antikvariniam dirbiniam, tiek webinaram ir visiems kitiem dalykam ir viskas bus apmokestinama jau visiškai pilnu PVM. Lietuva yra paskutinė valstybė Europos Sąjungai, kuri neįvykdė šito įsipareigojimo ir nespėjo priimti šio įstatymo iki
25 metų sausio 1 dienos. Tai ko gero bus šitas įstatymas priimtas artimiausiam plenariniam Seimo posėdėje, kuris turėtų vykti kovo mėnesį. Tai nežinau, ar iš karto bus priimtas šitoje PVM pataisa įsigalios, ar bus dar kažkoks laiko tarpas. Tačiau šiais metais tikrai jau šitas dalykas baigėsi ir atsiras pilnas visiškai PVM-as, todėl jeigu kažkas planuoja įsigyti ar sidabrinės monetas ar platininės, ar kažkokius meno kūrinius, tai reikėtų paskubėti tai padaryti, nes šie produktai pabrangs 21 procentų neužilgo. Taip pat mokestiniai dalykai, dažnai susilaukiam iš klientų klausimų, kokius mokesčius man reikia mokėti įsigijus aukso tauriųjų metalų. Tai yra paprasti du pavyzdžiai, tai jeigu investavote 1000 eurų, praėjo kažkuris laikas, aukso kaina pakilo ir jūs jį pardavėte už 1300. Tada čia dar vienas labai svarbus dalykas, iš klientų jau girdime, kad VMI jau čekio nebeužtenka VMI parodyti, kad atskaityti savikainą įrodyti, kad tu pirkai, jau reikia pilnai, kad būtų vardas pavardė ant dokumentų, tik tada jau VMI normaliai priema ir tada leidžia minusuoti savikainą. Jeigu savikainos neminusuoja, tai jau mokesčių skaičiuoja nuo pačio 1 cento. Na, tai kaip pavyzdys, tęsiant šitą mokestinį dalyką, tai jeigu pardavė minusavot savikainą 1000 eurų ir grynas pelnas yra 300 eurų, jisai neviršė gyventojų pajamų mokesčio, tai 2500 eurų uždarbio, tai jokių mokesčių mokėti nereikia. Kitas pavyzdys, tai investavote 10 000, lygiai taip pat uždirbot 3000 gryno pelno, minusuojat savo savikainą 10 000, lieka grynas pelnas 3000 eurų, pritaikom GPM, tai neapmokestinamą gyventojų pajamų dydį 2500 eurų, minusuojam liko 500 eurų, kurios reikia apmokestinti. Nu, tai nuo tų 500 15 procentų pelno mokestis, tai gaunasi 75 eurai. Taip, investavimo į auksą trukmė, tai sakoma yra, kad investuoti į auksą, vadovėlinis irgi terminas, tai yra minimum 7 metai turėtų būti. Nuo 7 iki 10 metų investavime, jeigu investavime į auksą, jeigu panagrinėtumėt senas diagramas, tai nebuvo tokio termino, kad, pavyzdžiui, 11 metais nusipirkus, kada buvo didžiausia aukso, praeitą krizę didžiausia aukso kaina, 7 metų terminas jau auksas grįžta į tą pačią kainą. Tai kalbant apie auksą, tai kad ir 10 metų turėtų būti minimali investicija. Per 10 metų dabar žiūrint aukso kainos kilimas yra 168 procentai beveik. Tačiau šiais laikais neramiais, kada vyksta geopolitiniai visokie lūžiai, kada yra karas tiek Ukrainoje, tiek artimuosiuose rytuose, Trumpo išrinkimas grasina apmokestinti tarifais kitas valstybės. Neramiais laikais gyvenant, net ir per 3 metus auksas jau atsipirkinėja, jau aukso prieaugis per paskutinius 3 metus yra daugiau negu 66 procentai, ir pažiūrima per vienerius metus, tai per vienerius metus aukso kainos pokytis yra plus 50 procentų. Tai nors sakoma, kad auksas ilgalaikė investicija, kada pasaulyje yra ekonomika klesti, kada viskas yra gerai, ekonomika auga, tada aukso kaina laikos maždaug panašiai vietai. Kada tik tai atsiranda kažkokie tai neramumai, kažkokie ekonomikos recesijų ženklai, ar karai, ar panašus dalykai, tada žmonės iš karto perinvestuoja į auksą ir tai bando išlaikyti savo turimą kapitalą. Dar kitaip auksas vadinamas žmonių baimių barometru dėl šios vietos. Taip, aukso ir sidabro kainos prognozės artimiausių metų, tai remiantis LBMA, tai London Bullion Market asociacijos tarybos prognozėmis, jeigu vidutinė aukso grąža per metus yra 7 procentai normalių periodų,
Tai per ateinančius 12 mėnesių jisai turėtų aukti daugiau negu 10% ir viršyti $3,000 už unciją. Tuo tarpu sidabro kaina kils iki 43%, toks yra prognozės, čia jau nekalbant apie pridėtinės vertės mokesčius ar panašiai. Tačiau ateina sidabro laikas, kada sidabras jau turbūt pradės vytis auksą ir jo kaina pradės kilti. O taip yra dėl to, kadangi aukso paklausa yra didesnė negu pasiūla, tai yra paklausa yra apie 16% didesnė. Ir aukso deficitas siekia 182 milijonus uncijų. Jau dabar kitas labai svarbus dalykas, tai yra žalesis kursas, Europos Sąjungos, tai yra Lietuva ir kitos Europos Sąjungos valstybės iki 2030 metų yra įsipareigojusios žaliajam kursui, tai yra padidinti megavatus saulės energijos ir šitoj vietoje vienai saulės šitai paletiai elementui vadinamam pagaminti reikia 2 uncijų sidabro. Vien Lietuvai reikės apie 2 milijonų uncijų, kad šitą įsipareigojimą įvykdytų. Tai apie 60 tonų aukso. Neseniai per žinias girdėjau, kad yra svarstoma šituos numatytus pinigus skirti galbūt gynybai, bet jeigu gynybai iš kitų fondų ieškos, tai didins šitą žalią energiją ir vien Lietuvai mažai valstybei 60 tonų, tai pagalvokit, kiek reikės kitom valstybėm ir dėl šito dalyko yra visos šitos prognozės minėtos, kad sidabro kaina turėtų labai labai stipriai augti ir pasiekti 43% augimą šiais metais. Taip, mokestiniai pasikeitimai, tai jau pasakojau, tai yra, kad atsiranda PVM-as, tai nesikartosiu taupant laiką, tada truputį apie investicinius produktus, kuriuos ir pajungsime FIKVOS nariams, kur galės įsigyti, tai čionais dabartinės mūsų kainos pardavimui, kurios yra pas mus svetainėje ankainiai, tai yra sudėti patys pagrindiniai aukso luitai, vienos 50 gramų. Patys populiariausi yra populiarūs šito svorio luitai, dėl to anksčiau buvo 100 gramų, bet kadangi dabar yra padarytas įstatymas, kad negalim atsiskaityti, pavyzdžiui, žmogus parduodamas mums auksą, mes jam negalim grinais pinigais išmokėti, kas viršė 5,000 eurų. Dėl to dabar klientai pasirenka ir mažesnio svorio luitelius, kad reikalui esant kažkada jie galės ateiti ir parduoti ir gauti grinais pinigais ir gauti grinus pinigus už auksą. Tai kalbant apie aukso kainodarą, kad suprasti, tai jeigu mes kaip įmonė perkame iš Valkambi atstovai esame, perkame 1 gramo luitelį, tai mes mokame, jeigu gerai atsimintų, į biržą, vadinamas spot, biržos kaina šią sekundę, plus 18%. Jeigu mes perkame 1 kilogramą kaip luitą, tai mes mokame spot biržos kainą plus 0,5%. Tai yra esmė, kad kuo didesnis luitas vienas, tuo yra gramo kaina geresnė, tuo jinai yra arčiau biržos. Tokia aukso produktų kainodara galioja visam pasaulyje. Taigi čia yra pagrindiniai aukso luitai, tada yra žmonės mėgsta labai auksinės monetas, vadinamas buljons monetos. Jos yra gal kiek brangesnis negu aukso luitai, tačiau žmonės mėgsta juos dėl to, kad tai yra oficialios mokėjimo priemonės jų kilmės šalyse. Ir jeigu jos būtų ar padirbinėjamos, ar kažką, tai jau būtų ne šiaip sukčiavimas kažkoks, bet tai yra pinigų padirbinėjimas ir jau už tai taikoma didesnė atsakomybė baudžiamoji, dėl to tai yra kaip produktas kažkiek tai saugesnis. Ir yra dar labai populiaru, tai yra investicinės istorinės monetos, tai jos populiarios, kas ir nori truputį mažiau investuoti, mažesnės sumas.
Tai tiek ir Vokietijos, ir Šveicarijos frankai, nu, įvairių valstybių. Ir šitos monetos ne tik tai, kad jos yra investicija kaip į auksą, tačiau čia investicija kaip ir į numizmatinę vertę, kas ateičiai, nu, kas monetai duoda tam tikrą numizmatinę vertę ir jos kaina kyla ne tik tai kaip aukso kaina, tačiau kyla kaip ir numizmatinės vertybės. Apie monetas labai daug galim kalbėti ir labai įdomis rytis. Čia gal reikėtų atskiro webinaro, taupydamas laiką paskubėsiu truputį. Tai naujieji produktai, kas atsiras neužilgo naujas produktas, tai mes savo klientam pasiūlysime periodinį investavimą, į kurį žmonės galės investuoti, kad ir nuo 1 euro. Tai kaip pavyzdys yra, pavyzdžiui, 1 kilogramo luitas, 1 kilogramas tai yra 1000 gramų ir klientai galės įsigyti ar 1 gramą, ar pusę gramo, ar 5 gramus, nu kiek norės tiek, vienam luitė keli klientai galės jį įsigyti. Jei tą auksą, jeigu jisai klientas norės, gali belė kada parduoti mums, net online, arba atėjęs į bet kurį ofisą, į saloną jį atsiimti. Nu, pavyzdys, kaip jeigu klientas sukaupė ten 9 gramus, tai dasipirkus 1 gramą jisai galės įsikeisti į fizinį lutelį arba parduoti 4 gramus mum ir artimiausias lutelis 5 gramų. Nu, tai pasikeisti į fizinį 5 gramų lutelį. Jo, tai čia ta pati skaidrė peršokau, tai bus galimybė investuoti į auksą, kad ir nuo 1 euro. Pas mus svetainiai prisijungus, visą laiką žmogus matys aukso kainą, kiek jo investicija davė gražos ar nuėjo į minusą, matys kokią dabartinę kainą, jeigu jisai mum parduotų, kokią biržos kainą ir tiek parduoti, tiek atsimti galės bet kuriuo metu ar užsisakyti, kad mes net pristatytume į namus. Tai du šitie produktai, jie truputį vienas su kitu susiję, tai periodinis investavimas yra ruošiama ir teisininkai dirba, ruošia sutartis ir jisai pasirodys artimiausių metų, o lygiai grečiai tam paleidome irgi naują paslaugą, kuri yra dabar nemokama ir artimiausių metų tikrai bus nemokama, gal net šiais metais visas bus nemokamai. Žmonės ar klientai, kurie įsigyja pas mus tauriuosius metalus, auksą ir sidabrą, paspaudę mygtuką gali palikti pas mus juos saugoti, lygiai taip pat belė kada galės parduoti online arba atsiimti iš bet kurio mūsų salono Lietuvoje ar užsienyje. Tai lygiai taip pat matys žmogus prisijungęs prie savo paskyros pas mus į puslapį, matys ir portfelio vertę investicinę, grąžą, pelną arba minusą. Taip, dabar tada apie deimantus greitai. Tai kuo skiriasi, tai deimantai, ką noriu truputį nedidelę intro, tai deimantai yra labai nauja sritis Lietuvoje. Mes kaip dirbdami su juvelyrais, mūsų įmonė, kas nežino, tai dirba labai plačiai su juvelyrais, dirbame daugiau negu su 200 Lietuvos juvelyrų. Ir prie šito nusprendėm pasipildyti deimantais. Kadangi tai reikia ir juvelyram, ir pradėdami juos įvedinėti į rinką, pastebėjome, kad net kai kurie juvelyrai neišmano, kas tas deimantas yra ir žmonėms siūlo įsigyti deimantą vien dėl to, kad deimantas ir žmonės net nesupranta, nuo ko ta vertė priklauso ir kas tas yra, kas tas deimantas yra. Tai deimantas, kalbant pagal vadovėlį, tai yra žaliava, kuri yra kažkur tai iškasta po žeme gulė ar iškasta ir neapdirbta. Kada deimantas yra apdirbamas ir apšlifuojamas ir gauna mažiausiai 57 briaunas, tada jisai jau skaitosi briliantas. Taigi, pagrindiniai deimantų vertinimo kriterijai tai yra 4C principas, kuris buvo išrastas GA kompanijos 1960 metais, kad įsivardint arba paprastai nusistatyti apytikslę deimanto
kaina. Tai visų pirma, tai yra clarity, tai yra švarumas, tada kut, pjūvis arba briaunavimas, color, spalva, na ir karatai, tai yra pačio deimanto svoris. Taigi, briliantų, deimantų švarumo skalė yra nuo flavlės iki į spalvų, tai flavlės yra visiškai švarus deimantas, visiškai be jokių inkliuzų, dulkelių ir taip toliau. Jeigu šitoj skaliai žiūrint, tai included arba į1, į2, į3, tai jau labai plika akimi net nepatyrusiam žmogui matosi visi deimanto nešvarumai ir taip toliau, o tie visi nešvarumai, kas deimantas tai yra, jeigu jisai skirtas juvelyrikai, nu, tai jisai turi, kad kuo labiau spindėtų, kad gražesnis būtų ir duotų grožį. Jeigu jame yra likę inkliuzų, kažkokių dulkių, kurie deimantui formuojantis jame liko, tai šviesa eidama į deimantą prastai atsispindi, šitie inkliuzai trukdo šviesai grįžti atgal ir dėl to gaunasi prastas pačio deimanto žiūrėjimas. Kalbant apie pjūvį, tai yra ypatingai svarbus dalykas, jeigu deimantą jūs ruošiatės dėti į kažkokį tai žiedą, sužadėtuvių ar belė kokį kitą juvelyrinį dirbinį, šitie deimantai skaitosi, jie bespalviai yra. Ir į jį įeinanti spalva, jeigu idealiai išpjautas deimantas, į jį įeina spalva ir labai gražiai atsispindėdama ir šaltom įvairiom spalvom grįžta stebėtojų į akis ir tada deimanto galima pamatyti patį šitą visą grožį. Tuo tarpu, jeigu pjūvis yra per trumpas, per ilgas, ar jisai būtų prastas, šviesa įeinant į deimantą tiesiog išeina pro šoną ir tas deimantas nesulaukia pilno idealaus savo švitėjimo. Kitas dalykas, kalbant apie spalvą, tai reikia atskirti, kad deimantai yra dviejų rūšių, tai yra skaidrieji ir fancy spalvotieji deimantai. Kalbant apie skaidriuosius, lygiai taip pat jie yra vertinami pagal spalvą, tačiau šita spalva nėra kažkokia tai geltona, yra labai drumslina, šviesiai tokia geltona ir labai purvinas deimantas atrodo ir jisai vertina nuo D iki Z spalvos. Kuo žemesnė raidelė, tuo jisai yra purvinesnis, negražesnis, to jo vertė krinta. Nuo D iki Z vertinama dėl to, kad iki 60 metų būdavo deimanto šitie vertinami nuo A iki C raidelėmis, tai dėl to, kad nesimaišytų, vėl padarė nuo D iki Z. Taip, tai karatai, tai vienas karatas yra 0,2 gramo, tai įsivaizduokit, ant kiek deimantas yra lengvas, aš juokaudamas sakau, turbūt prekiavome dviem investicijom, lengviausia investicija ir sunkiausia, tai 1 karato deimantas 0,2 gramo, tai 5 karatų deimantas būtų tik tai 1 gramas, įsivaizduojat. Tuo tarpu auksas jau yra didelis tankis ir jisai jau yra gana sunkus ir kaip matėte iš paveiksliuko, net visas pasaulio auksas ant kokio 200 000 tonų telpa tik tai 20 kvadratų, 20 tą kubą. Su tam tikrom išlygom deimantai yra sertifikuojami nuo 0,3 karato ir į viršų. Taip, kalbant apie investicinius fancy deimantus, tai čia visiškai atskira sritis yra ir labai skiriasi nuo šitų vadinamų paprastųjų skaidriųjų bespalvių deimantų. Ir fancy deimantų spalvos yra labai daug, labai įvairių ir labai jų susiformavimas, spalvų įgavimas, net, pavyzdžiui, žalia spalva, tai gaunasi, kad buvo veikiama radiacijos kažkada deimantui formuojantis, geltona ten boro rūgščių ir panašiai ir taip toliau. Patys brangiausi deimantai pasaulyje, tai yra pats brangiausias, tai raudonasis deimantas, man atrodo, per paskutinius 40 metų GA sertifikavo, bijau sumeluot, bet keliasdešimt deimantukų, ant kiek ypatingai jie reti yra, o sekančioje iš eilės einant tai yra rožiniai deimantai arba pink diamonds ir mėlynieji deimantai. Tai jeigu žiūrėtume paskutinius 10 metų, tai
rožiniai deimantai augo daugiausiai ir pagrindinės spalvos intensyvumas yra matuojamas fancy, fancy intense ir fancy vivid charakteristika. Ir kalbant apie fancy vivid, tai aukščiausios saturacijos ar aukščiausio sodrumo spalvos deimantai per paskutinius 10 metų augo apie 475%, tuo tarpu mėlynieji deimantai apie 300%. Kalbant apie rožinius deimantus, tai yra taip dėl to, nes jie 90% deimantų būdavo išgaunama iš argilo kasyklos Australijoje ir 20 ar 21 metais kasykla jau buvo išeikvota ir jinai uždaryta. Ir liko dabar rožiniai deimantai išgaunami kažkur tai Rusijoje liktai, bet ne tokios kokybės ir Pietų Amerikoje. Nu, tai kelios kasyklos tik tai liko ir pagrindinė kasykla uždaryta, dėl to šita kaina šitų deimantų labai stipriai kyla ir juos labai ypatingai sunku rasti net kur įsigyti. Ir kad palyginti, kuo skiriasi fancy deimantai ir kuo skaidrėjai deimantai, čia yra, pavyzdžiui, 2 karatų aukščiausių charakteristikų 4C principą aukščiausių charakteristikų deimantas. Maksimali jo kaina yra apie 28 000 eurų. 2 karatų deimantas. Tuo tarpu fancy vivid rožinis deimantas, matot, jau už 2 karatus jo kaina yra netoli 2 milijonų eurų. Tai įsivaizduokit, kad ir 0,3 ar 0,2 ar panašaus svorio deimantas gali būti, kuris 0 kažkiek tai gramų, yra daug vertingesnis negu skaidrusis aukščiausių charakteristikų 2 karatų didelis deimantas. Taip, deimantas ir auksas, jau čia tai truputį į pabaigą, ką mes ir norime padaryti, pristatysiu. Tai jau šią savaitę kalbėjau kaip tik prieš mūsų šitą webinarą su programuotojais, jau šią savaitę bus pabaigtas mūsų svetainės programavimas. Ir norime suteikti žmonėm investuoti į deimantus, kad žmogus rinkdamasis deimantą, jisai suprastų, kodėl šitas deimantas kainuoja 100 eurų, o šitas 100 000. Ir darome atsinaujinamą webą ir tas webas bus edukuojantis, kad žmogus galės pasirinkti ir labai aiškiai suprasdamas, ką perka, jį investuoti. Kadangi deimantai, auksas, ir jeigu perkam deimantą, tai jį ne tik tai kažkur tai laikyti pasidėjus seife, bet jį, kad galima būtų inkrustuoti tam tikrą norimą papuošalą, ar auskarus, pakabuką ar žiedą. Pavyzdžiui, renkate žiedą sužadėtuvių, kas yra labai populiaru. Kodėl mums, pavyzdžiui, reikia nusipirkti sužadėtuvių žiedą belekokį, su belekokiu deimantu, kuris neduos kažkokios pridėtinės vertės ateityje, bet truputį investavus į jį, tai ne tik tai aukštos kokybės ir žėrintis deimantas, bet laikui bėgant šitas deimantas ir gaus didesnę vertę. Tai sužadėtuvių žiedai eina iš kartos į kartą, tai gal mūsų vaikai juos perpadovanos savo žmonom, būsimom ir taip toliau. Tai yra tas, kad deimantą galima bus įsigyti jį kaip investicinį, ar tai būtų fancy deimantas, ar skaidrusis. Ir jį aiškiai įsigijus galima bus įsirinkti, į kokį juvelyrinį dirbinį jį norime įsidėti, ar jį tiesiog kaip deimantą turėti, arba įsirinkus deimantą, įsirinkti tam tikrą dizainą papuošalo, žiedo, pakabuko, auskarų ar kokio nors grandinėlės. Pasirinkti jeigu neklystu, bus apie 12 000 skirtingų dizainų. Ir tą deimantą susikomplektuoti savo juvelyrinį dirbinį. Ir tiesiog užsisakius po kelių savaičių ateiti pas mus ir atsimti jau visiškai paruoštą galutinį juvelyrinį dirbinį su svajonių deimantu. Ir kur viską įsigyti, kur parduoti reikalui esant, tai kaip visą laiką sakau, geriausioje pasaulio parduotuvėje, tai Florinus. Bet jeigu šnekant rimtai, tai kaip minėjau, auksas yra likvidžiausia turto klasė pasaulyje, yra net posakis, kad auksą yra lengviau parduoti negu įsigyti.
lygiai taip dabar, kai prasidėjo šito Trumpo grasinimai dėl muitų, tai Amerikoje labai stipriai žmonės perkasi auksą ir, pavyzdžiui, dabar, jeigu mes norėtume iš Valkambi gamyklos užsisakyti 1 kilogramo luitą, tai jis artimiausia, kada mums gali pristatyti 1 kilogramo luitą, ta prasme, tai būtų birželio mėnuo. Nu, tai rodo, kad dabar yra auksas labai labai stipriai ant bangos. Tai va, spėjau, tikiuosi, nu, kaip Marius leido, 40 minučių tilpau. Plius minus 4. Gerai, tai gal gali tada prezentacijas išsijungti, jeigu gali. Mhm. Gerai, Žilvinai, tai žiūrėk, mes turim dabar klausimų, tai visus nuraminu, pasakau, kad mes dar atsiųsim vaizdo įrašą, kai turėsim. Jisai bus patalpintas Aukso klube. Kodėl Aukso klube? Tai norim, mūsų kaip asociacijos yra pagrindinė misija, kad jeigu jūs kažkur investuojate, tai kad kuo daugiau turėtumėt informacijos, kad mokėtumėt valdyti rizikas, gerai? Tai dabar, vat, iš jūsų klausimų galim tada truputį prasibėgti, gerai? Gerai, Žilvinai, tai yra... Nu, čia apie konkurentus neklausinėsiu, galite internete pasižiūrėti. Sakyti, tai Taip, mūsų, tai čia jokių paslaptis, Lietuvoje kelios įmonės veikia, Aureverum, Aukso bankas, tai normalios veikiančios įmonės, puikiai sutarėm. O kas Lietuvoje, jeigu apie užsienį šnekam, nu, tai Taveksas, Staunixas, nu, didžiulės nu, bet tai įmonės. nieko nesako, viskas gerai. Visur žiūrėkit, visur ieškokit, žinai, kuo daugiau turėsit, žinai, palyginimų, to bus geriau. Gali, Žilvinai, paaiškinti, čia žmonės kelis klausimus užduoda, nu, tą procesą paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, rinkos kaina 30 eurų sidabro, pardavinėjom už 38, o ne, supirkimo kaina būna, kad ir dar biški mažesnė, ne, tai galbūt, kad žmonės daugiau suprastų, kodėl taip yra dėl mokesčių, natūralu, kad ir suprantu, kad ir čia jūsų pelnas kažkokia dalis yra, tai tiesiog tą patį principą, ne, kada, va, kaip man atrodo, tu minėjai, kad auksą reikia parduoti, nu, pirkti mažiausiai 7–10 metų, nes natūralu, kad gali būti kritimai, augimai ir jeigu dabar galbūt duok dieve, aiškus, kad karas baigtųsi, kad tikrai nebegrėstų čia niekam tos grėsmės, tai natūralu, kad turbūt kažkiek gali auksas, sidabras, nu, va, sidabras tai baigtinis yra turbūt, bet kažkiek tos kainos gali bet kada koreliuoti, ne? Bet jeigu bus dar blogiau, tada gali būti, žinoma, situacija dar blogesnė. Taip, žinoma, ir tos kainos tikrai banguoja ir niekad nėra, nes mes patys 12 metų dirbdami su auksu nebūna taip, kad nuperkam, o geriausia savaitės biržos kaina. Tai tą niekad neįmanoma pataikyti. Jeigu žmonės investuoja į auksą, tai geriausia irgi periodiškai investuoti. Nu, nusipirkau ten į mėnesį vieną monetą, tai perku kas mėnesį kažkokią tai datą, vieną kartą aukščiau įsigijama, kitą kartą žemiau, bet investuojant periodiškai, tai gaunasi vidutinė to tauriojo metalo produkto kaina. Jeigu kalbant apie kainodarą ir kodėl vienos yra 38 ar panašiai, ar ten kitų supirkimo kaina mažesnė ir taip toliau, tai pavyzdžiui, mes jeigu perkame iš tiekėjo tam tikrą monetą kažkokią, tai mes niekados neperkam jos už biržą ar ten minus biržą ar panašiai. Mes iš tiekėjų pirkdami visą laiką mokame savo premiumą, tai yra, pavyzdžiui, biržos kaina plus kokie 3 eurai. Ir tada mes prie to dar turime užsidėti savo ankainį. Nu, tai gaunasi biržos kaina jau su tam tikru ankainiu, mūsų tiekėjo, mūsų savikaina, plus mūsų ankainis. Tai dėl to ta kaina ir iškyla, plus į mūsų ankainį, žinoma, dar įskaičiuoti yra ir transportavimai, draudimai, pelno mokestis, ofisų darbuotojų išlaikymai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, nu, tai šitus visus dalykus paskaičiavus, tai ir matosi, kad tai nėra labai dideli kažkokie tai ankainiai. Mes tai dabar juokimės, kad va, įsivedus PVM, mes pagrindinį darbą dirbam, parduodam tauriosius metalus, bet per PVM valstybė daugiau uždirbs. O kaip su seifu? Aš teisingai tave išgirdau, kad jūs žmonės, kurie perka iš jūsų, jūs galite leisti jiems naudotis jūsų seifais. Ne tai, kad naudotis yra, seifas gali bet kada, bet kuris žmogus pas mus turim požeminę saugyklą, bet kada gali seifą įsinuomoti ir jame laikyti, ką nori. Nu, tas, kas pagal įstatymus leidžiam. Išsinuomoti.
Taip, išsinuomoti, tai, man atrodo, 6 eurai mėnesių kainuoja pats mažiausias, nu, jį tikrai Mhm. ten daug kilogramų aukso galim sudėti. Bet mes padarom dabar tokią naują, nu, ta prasme, kad kuri nemokama paslauga, judant link to periodinio investavimo, tai žmonės, kurie dabar įsigyja online, ne tai, kad mum atneša ir mes priemam kažką, bet tiesiog, kas įsigyja online, gali paspaudę mygtuką, nu, pažymėti produktus, kuriuos palieka pas mus saugoti, jie tada mes atidedam jai atskirai į saugyklą pas save. Ir tas auksas tenais ar sidabras yra saugojimas, žmogus mato pas save prisijungęs prie savo profilio svetainį, mato to kainą to produkto ir lygiai taip pat jisai gali online jį parduoti arba bet kada užsisakyti, atsimti, nu, užsisakyti į namus pristatymą už papildomą mokestį arba nemokamai ateiti atsimti iš kiekvieno mūsų ofiso. Tai šitą padarėm dėl to, nes jau čia jau nuo senų laikų žmonės labai skundžiasi, kad nu, baisu jiem namuose laikyti ir net pas mus atneša, kada parduoti, ar ten kokį Monster boksą sidabrinių monetų, tai ir žemėta būna, tai nu, norim pagelbėti žmonėm, kad jie galėtų patogiai, saugiai laikyti ir, nu, ta O prasme, tai kokiam terminui leidžiat laikyti tada? dabar yra, dabar yra nemokamai, tai šiais metais tikrai bus turbūt nemokamai. O kai mes jau pasidarysim investavimas, periodinį investavimą pagal sutartį, nu, ten nuo to minimo 1 euro, tada galbūt įvesim kažkokį tai mokestį, tačiau tas mokestis tikrai nebus ten nu, kažkiek tai procentų, tai bus veikas, normalus mokestis, nežinau, kažkoks 0,0000 kažkiek tai procento nuo, daleiskim, saugojamos vertės, nu, žiūrint dabar su keliom įmonėm bendravom Amerikoje, nu, tai ten, pavyzdžiui, nežinau, 30 eurų gaunasi metams saugoti tuos metalus. Tai tarp saugyklos ir šito saugojimo yra vienintelis dalykas, kad saugykloje tai jau žmogus pats belė kada ateina, įeina į savo skirelį ir laiko, ką nori. Tuo tarpu aukso saugojimas, tai dabar yra, kad žmogus, nu, jisai negali ateiti, pasimti, vėl pasižiūrėti, dėt, jisai stovi pas mūsų saugykloje, nori atsimti, tai viskas prašau, nori atsiųsim, norit parduoti, prašau, bet, nu, kad kiekvieną dieną ten nežiūrinėti. Gerai, tada galbūt kitą tokią temą paliečiam, nes visada kyla klausimas, gal geriau, žinai, investuoti į aukso ETF-us, ten į tą vadinamą popierinį auksą, gal geriau investuoti, pavyzdžiui, į aukso kasyklas, ne į įmonių šitas akcijas. Tai tiesiog galbūt savo duok tokias įžvalgas, žinai, kaip Tai geriau, kaip tu pats darai, ar tu perki ETF-us, ar tu perki vat, būtent tų įmonių, kurios kasa auksą, sidabrą, žinai, galbūt akcijas ir taip toliau. ETF tai tikrai ne vien dėl to, kad jisai yra administraciniai mokesčiai labai dideli ir labai daug ką suvalgo. Aš pats investuoju tiek į sidabrą, tiek į auksą ir išbandinėju ant savęs šitą mūsų naują funkciją to saugojimo, tačiau nesakau, kad tai ETF ar kažkokie tenais į kažką investavimas yra blogai, tai reikia pasidaryti savo, nusimatyti tikslą, ko nori siekti ir susidaryti savo investicinį portfelį. Tai investiciniam portfelį tauriojo metalo kaip aukso, fizinio aukso turėtų būti iki 20% berots, labai konservatyvių variantų iki 10%, kuris tas auksas veikia kaip tam tikras investicinio portfelio draudimas ar nu, nuo kažkokių atėjus juodai dienai, kad galima būtų juo kotiruoti, parduoti, turėti pinigų. Čia galim pažiūrėti labai pavyzdžių daug tokių kaip Ukrainoje prasidėjęs karas, kada jeigu būtų Ukraina buvus okupuota ten per savaitę ar kelias, nu, tai žmonės turėdami dabar, kai buvo daug pabėgėlių karo pabėgėlių iš Ukrainos, tada jie turėjo grivino valiutą, tai jeigu būtų Ukraina okupavus, tai būtų iš vis valiuta bevertė. Tuo tarpu, kas turėjo tauriųjų metalų, aukso ir sidabro, ne tik tai, kad lengvai pardavė ar Lietuvoje, ar Lenkijoje, ar kitose valstybėse, bet karui prasidėjus dar ir kainos stipriai paaugo. Tai kalbant apie blogų investicijų, nu, turbūt yra, bet kalbant apie ETF-us, nu, čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas, tai nėra labai kažkoks blogas dalykas. Ir tiesiog reikia susidaryti savo investicinį portfelį, žinot, kokių tikslų sieki, ar ko iš jo nori ir pagal tą investuoti. Tai va, čia labai geros įžvalgos dėl karo truputį, nes vis tiek, žinai, nu, čia jau vis garsiau apie tai kalba.
Tai aukso sidabro turbūt vertė ir yra, kad tu turi kišenėje, ne? Nes Taip, ten taip. nes į akcijas, obligacijas investuoja, arba Ukrainos atvejais kita valiuta yra tiesiog nu, nepripažįstama Taip, kitų tai pas šalių. mus yra klientų ateina, kad ir 1 gramą, va neseniai nusipirko, sako, prasidės karas, bent duonos kepaliuką nusipirksiu. Tai čia galima, aišku, pritraukti visokių tokių dalykų, bet, nu, jau tai, va, kaip ir kalbėjom, kad auksas, taurieji metalai, tai yra pinigas, kuris nenuvertėjo 5000 metų ir kurį galima naudoti, juo kotiruoti visam pasaulyje. Jeigu aš turiu kažkiek tai dolerių kišenėje ar eurų, tai nereiškia, kad aš juos galėsiu rytoj pasikeisti kažkur tai būdamas, bet jeigu turiu aukso ar turiu metalų, tai, nu, tai yra labai, nu, belia kur gali jį parduoti. Paklausyk, galbūt kas turėtų tokio įvykti, ne, kad nu, labai dabar nukristų ta aukso ir sidabro kaina. Vat dabar pagal šiandien dienos, žinai, aktualijas. Tai dabar čia viskas viso aukso kilimas yra tas priešistorė, tai yra COVID-19, kada prasidėjus pandemijai, atsimenat, kada buvo čia labai didžiuliai pinigų srautai įmesti tiesiog verslui gaivinti ir tada atsirado didžiulė infliacija, prasidėjo karas, visi šitie dalykai. Ir šiaip yra ekonomikos ciklas, kas 10 metų, galim pažiūrėti, tenais 99 Rusijos krizė, tada mūsų šitą jau kur jau pragyvenom ten 8-9 krizė, 99, tada jau čia visi, kur pragyvenom 8 metų, 11 krizė, jau turėjo būti šitą krizę ateiti ir 20-21 metais, ir aš atsimenu, Mariau, mes dar turim seną kažkokį video irgi apie webinarį, mes kalbam, kad jau turėtų jau kažkas braška ir turėtų ateiti jau krizė prasidėti. Bet prasidėjo COVID-19, buvo mesti didžiuliai pinigai ir dabar, jeigu matot iš viešosios spaudos, iš pasaulio naujienų, tai eina didžiausios ekonomikos į recesiją. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos nesukuria tiek darbo vietų, kiek yra prognozuota. Didžiausia ekonomika Europos, Vokietija į recesiją eina. Nu, vien Lietuvoje, kiek uždarinėjami, kiek matėt, ir visos kavinės žymios, ir kepyklos, ir fabrikai, nu, matosi, kad ekonomika stoja ir kažkas yra negerai ir tikrai perka žmonės aukso, tauriuosius metalus ne dėl to, kad vyksta, nu, ne vien dėl to, kad vyksta Ukrainoje karas, nes Europa galbūt mažesnį vaidmenį vaidina aukso kainoje, tačiau Amerika didelį ir žmonės investuodami nu, jaučia, kad kažkas yra negerai ir to nereikia čia būti dideliu, kaip sakyti, finansininku ar ekspertu, kad jaustum, kad kažkas nu, iš tikrųjų yra negerai. Žinoma, tas auksas banguos, bet tai nebus, kas auksas yra gerai. Tai va, pavyzdžiui, valiuta Ukrainoje karui prasidėjus, tai Lietuvoje, kiek atsimenu, grivinas keitė, jeigu prieš karą, prieš kelias dienas buvo už 1 eurą 40 grivinų, prasidėjus karui 120 grivinų už 1 eurą. Nu, tai niekados taip nebus su tauriaisiais metalais, su auksu, kad jisai per dieną nuvertės tenais 50% ar daugiau. Net lombardai jau visus sumaltus tos auksus nubraižytus arba belekokį aukso laužą perka iki -10% nuo biržos. Nu, tai tas auksas išlaiko tą savo vertę ir jisai nėra toks, jisai kaip produktas, jisai negali labai stipriai nukainuoti. Žinoma, biržose būna, kad ir nu, ta kaina banguoja ir niekad nepataikysi nusipirkti geriausiai. Tai aišku bus pakritimas, bet tai yra normalus dalykas ir to Žilvinai, nereikia. dar du klausimai, gerai, dar du, Mhm. gerai. Gali paaiškinti žmonėms daugmaž, kad teisiškai pagal mūsų valstybę, mūsų įstatymus, pavyzdžiui, nu čia buvo toks klausimas, ar galima įsigyti auksą ir sidabrą inkognito, ne? Tai teisingai suprantu, kad iki tam tikro kiekio mes galim tiesiog nusipirkti, bet čia turbūt klausimas yra apie didelius kiekius, tai gal gali tas truputį ribas apipiešti, už kiek mes Taip, galim pirkti, tai kada visų dokumentą tai, reikia, kada va dokumentą reikia atsinešti, ne, ar internetu perkiant reikia dokumentą irgi atsiųsti, tai va biški tą pirkimo procesą, gerai, kad žinotume.
Taip, tai visų pirma, galima inkognito nusipirkti, kaip ir bet kokį kitą produktą, ateinat į belė kurį saloną, parduotuvę ir tiesiog nusiperkat per kasą ir turit čekį, tai čia viskas nėra čia jokių kriminalų, viskas yra normalu, tačiau kada jūs norėsit parduoti, reikia daryti pirkimo pardavimo sutartį, reikia tada deklaruoti. Tai tik tai norint parduodant. Plius, kaip minėjau, galbūt nelabai apsimoka pirkti tą inkognito, nes jeigu jūs ateityje norėsit parduoti kažkada oficialiai, o ne antriniai rinkų iš rankų į rankas, tai jūs pardavę, jums iš VMI ateis, įrodyk to kainos, tą pirkimo savikainą, kad tau neskaičiuotų mokesčių nuo pirmo cento. Tai jeigu norėjo žmogus minusuoti savo savikainą, tai tiesiog praktiškai neapsimoka pirkti inkognito. O kada dokumento prašo, bet kada jau, kai sudarinėjai? Parduodant. Kai žmogus atneša parduoti, tada imam dokumentą, nes reikia asmens kodo sudaryti. Ai, kaip parduoti, o kai perka Taip, žmogui nieko nereikia, ne. gali jisai kilogramą aukso pirkti. Taip. Jo, dar yra svarbus dalykas, dabar gali grinaisiais pirkti iki 5000, taip pat mes galim išmokėti iki 5000, bet yra jau įstatymo projektas, kad nuo 2027 berods tie 5000 mažės iki 3000 eurų. O kaip dėl tų čekių, va, klausia žmogus, jie išblunka, žinai, tai kaip čia juos fotografuoti, Jo, dar kažkaip. ne, tai jos geriausia atsišviesti ir ant lapo tik tai įsigijus arba įsilaminuoti. Gerai, viskas, paskutinis klausimas, nes jau buvo lygiai 8. Ah, dėl briliantų, ne? Čia vat, mes jau labai aišku, kad jeigu 1 gramą perkam, tai ankainis didesnis, jeigu perkam, žinai, 1 unciją, tai jisai mažesnis yra, kartais netgi. O kaip su briliantais yra, irgi turbūt panašiai, kai perkam kuo mažesnį, jo ankainis didesnis. Ne, su briliantais gali būti labai įvairiai. Tai pavyzdžiui, jeigu mes perkam mažą deimantuką ir norim pačio švariausio, idealiausio, taip toliau. Tai net mažas deimantukas, jisai turi būti išpjautas iš didesnio deimanto ir jo, tada jo kaina ir gali būti daug, 0,2 karato skaidrio deimanto kaina gali būti didesnė už 1 karato net deimantą, kuris būtų ten žemų labai charakteristikų ir tiesiog neturėt kažkokios pridėtinės vertės. Apie deimantus visiškai, kaip sakiau, atskira respublika nuo tauriųjų metalų ir čionais vienas deimantas gali turėti iki 16 000 skirtingų charakteristikų. Dėl to deimantą reikia irgi žiūrėti, ar perku juvelyrinį dirbinį, ar perku investavimui kaip fancy deimantą. Tai pavyzdžiui, fancy spalvotoje tą deimantą, tai jau niekad nebūna praktiškai ypač pink diamondų arba mėlynųjų, kadangi, kaip matėt, kaip šviesa turi eiti, jis turi būti idealus pjūvis, bet jeigu deimanto kaina 2 milijonai, tai nelabai kam ten įdomu tas jo žiūrėjimas, bando labiau išsaugoti karatų, kad kuo daugiau karatų, kad kuo daugiau svorio tas deimantas turėtų, todėl nebūna idealūs pjovimai vien dėl to, kad kuo mažiau prarasti svorio. Kalbant apie deimantus, dėl kainos, tai pagrindinį vaidmenį vaidina švarumas deimanto ir spalva. Viskas. Labai labai tau ačiū, Žilvinai. Tai labai ačiū visiems, kurie žiūrėjot, uždavinėjot klausimus. Tikiuosi, kad tikrai buvo naudinga. Tikrai galėsit peržiūrėti dar kartą video. Tikrai galit ateiti tikrai bet kurią parduotuvę Lietuvoje ir tikrai pasikonsultuoti prieš perkant. Tikrai nepirkite, tiesiog įsiklausinėkit viską. Tikrai jo. Kaip pavyzdys, mes dabar lyginame su kitom populiariausiom parduotuvėm, kas deimantus pardavinėja. Tai pavyzdžiui, jeigu kitoj parduotuvėje deimantas parduodamas už 2000 eurų, mes tokį galim parduoti apie 500 eurų. Plius, kas dar yra svarbus dalykas, kalbant apie deimantus, dabar deimantų kaina yra žemiausia per paskutinius 100 metų, kalbant apie skaidriuosius. Šitus ne fancy deimantus, o skaidriuosius.
Gerai, tai aš manau, kad pas jūs yra specialistai, kur gali Taip, taip. registruoti žmonės, kalbėtis. Nemokamos konsultacijos, užeikite į bet kurį Kaune, Vilnių, Klaipėdoje, Jo. O kas Šiauliuose. pageidausia, tai mes atsiųsim jums video, galėsit užsiregistruoti, kas norėsite tą aukso klubą, nes ten mes tada jau kaip bendruomenė perkam tą auksą, tai gaunam dar truputį vis tiek kažkokias didesnės nuolaidas. Ja, Tai, lygiai taip pat galėsim ir deimantam pritaikyti jum atskirą kaip bendruomeniai kainą, jau pas tai mus. viskas tvarkoja, mes jau ten susidėliosim. Gerai, ačiū labai, gero vakaro ir sėkmės visiems. Ačiū, malonu. Iki. Iki.